gerbiamui Vaitoškui turiu tokį klausimą, man labai įdomu. Ar yra kažkokie atlikti tyrimai ir ar yra nustatyta, kokie raidos pakitimai galimi vaikams, kurie augo įvaikintose vienalytėse šeimose? Ačiū labai. Ar atsakysite dabar? Pats rimčiausias tyrimas yra Marko Regnerus tyrimas, pernai padarytas. Jungtinėse valstijose reprezentatyvus tyrimas tyrė daug šeimų ir jis, jo pagrindinis teiginys, išvada tokia, kad geriausiai vaikai vystosi psichologinių, fizinių, socialinių požiūrių, akademiniai pasiekimai panašiai dviejų biologinių tėvų šeimoje. Tai čia geriausia, reiškia. Ir jis taip pat tyrė ir, reiškia, vienos lyties tėvų vaikus. Tiesa, vyrų kaip ir neatrado, reiškia, nes čia toks daugiau burbulas yra. Beveik neegzistuoja tie vyrai, kurie augina vaikus. Galbūt ten kažkokie tai ypatingai žymus žmonės, jeigu Eltonas Džonas parodo, kad jis augina vaiką, tai gal sukuria įspūdį, kad čia yra tokių keletas milijonų. Bet iš tikrųjų Markas Regneras nerado, reiškia, ką tirt, reiškia, dviejų vyrų, reiškia, ieškodamas, kurie vaikus augina. Moterų tarpe buvo daugiau, dažniausiai tai biologinė mama, kuri pradėjo gyventi, reiškia, taip sakant, išspyrė blogą vyrą ir nutarė su vyrais daugiau neprasidėti, pradėjo gyventi su moterimi, tai tokių daugiau buvo. Rezultatai prastesnis, raidos rezultatai ir psichologinė prasme, priklausomybių prasme, ankstesnis lytinių santykių debiutas, didesnis, reiškia, polinkis homoseksualumui išsivysto. Yra labai plačiai diskutuojamas tyrimas, jį buvo ten Teksaso universitetas kaip ir suspendavęs panašiai, jis paskui labai gražiai apsigynė rudenį 12 metų ir tyrimas yra labai rimtas, internete galima jį visada atsidaryti ir faktiškai negalima paneigti jo nuostatų, nors buvo didžiulė audra prieš jį.